Kodėl Lietuvos aktoriai dažnai pervaidina arba nedavaidina? Kodėl lietuviški serialai, o neretai ir kinas? Nu toks netalentingas. Šūtas. Scenarijus. Režisūra. Vaidyba. Efektai. Palauk, kokie efektai? Nu viskas neįtikina. Jesus Christ, your arms open and close. Tokių kūrinių žiūrėjimą tikras epilepsijos priepuolis. Netikiu. Išeini piktas, pavargęs, apvogtas. Ir dėkoju visatai, kad tame filme nevaidinai. O gal jų tikslas iššaukti pykinimą ir išvalyti skrandį? Bet tam aš turiu 2 pirštus. Kodėl užsienio kinas ir serialai mus įtraukia, užbūrė, įkvepia? Kodėl mes patikime tą iliuziją? Kaip jiems pavyksta sukurti ekrane gyvenimą? Ir kodėl nepavyksta mums? People. Gal Lietuva kažkokia anomalinė zona, kur bet kokia netiesa išryškėja? Gerai būtų. O gal kaltas biudžetas? Oi, koks geras pasiteisinimas. Gerai, peržiūrėkime keletą mažo biudžeto filmų, kur scenaristai, aktoriai, režisieriai žino, ką daro. Oho. Wow. Eina savo. Eina šikt. O čia vienas lietuvių filmas, kur visi žino, ką daro, išskyrus režisierius, scenaristą, aktorius ir montažą. Operatoriui atskiras respektas. Pradėjau filmuotis, būdamas Lietuvos muzikos ir teatro akademijos 3-ojo kino vaidybos kurso studentu. Norėjau įgauti kuo daugiau patirties filmavimo aikštelėje, plus užsidirbti grikiams ir nuomai. Tada sekė dar vienas. Tada išvažiavau į užsienį, norėdamas bent prisiliesti prie didelio kino. Nieko neišėjo, supratau, kad negaliu konkuruoti, kažko trūksta. Ok. Pradėjau domėtis amerikietiškais kino vaidybos mokslais. Susidomėjau Ivano Ščiabą kino vaidybos techniką. Powerful, awesome book by Ivana Ščiabak. Jos mokiniai – Bredas Pittas, Halle Berry, Jimas Carrey, Sylvesteris Stallone ir daug kitų. And the Oscar goes to Halle Berry and Monsters Ball. I want to thank Ivana Ščiabak. I could have never figured out who the heck this lady was without you. I love you. Thank you. Prisiskolinau pinigų, padaviau paraišką, praėjau didelį castingą ir patekau tiesiai pas ją. Ten nušvitau. Supratau, koks sudėtingas tikro gyvenimo kadre sukūrimo procesas, kiek reikia dirbti režisieriams ir aktoriams, kad atrasti tą tiesą. Filmo scenos repetuojamos kartais net ir metus. Tiesos atradimas ilgas fucking kelias. Žinoma, jų dideli biudžetai gali daryti, kad ir 201 scenos repeticijų. Nepažįstu ne vieno aktoriaus, kuris nesutiktų repetuoti už dyką. Dažniausiai sunkiai aktoriaus dalį neša tikrai pasišventę profesijai žmonės. Mes tikrai sutiktume aptarti, analizuoti, repetuoti kino ar serialo scenas nemokamai, vardan gero rezultato aikštelėje, o paskui ekrane. Bet didžiai daugumai to tiesiog nereikia. Pas mus labai stiprus aktoriai, bet beveik niekas nemoka su jais dirbti. Pažiūrėkite į tos pačius aktorius teatre ir kine ir pamatysite didelį skirtumą. Teatre repetuoja vidutiniškai 3 mėnesius, kol spektaklis pasirodo. Turime režisierių žinomų visame pasaulyje. Didelių pasiekimų, kuriais galime didžiuotis. Iš kur toks didelis atotrūkis? Pamenu, prieš kelis metus mane pakvietė vaidinti dar viename lietuviškame seriale. Aš priėjau prie režisieriaus ir paklausiau. Labai atsiprašau, o koks mano personažo viršuždavinys? Taigi, kas yra tas viršuždavinys? Kiekvienas žmogus turi vienokį ar kitokį tikslą gyvenime. Jis yra pasąmoningas ir kyla iš pirmapradžių žmonių troškimų. Viršuždavinio pavyzdžiai – rasti meilę, įgauti jėgą, likti gyvam ir panašiai. Nuo jo prasideda aktoriaus darbas su personažu. Neužtenka vien išmokti tekstą ir kalbėti iš intuicijos. Tu juk tampi kitų žmogumi, su kita praeitimi, patirtimi, kitų santykių žmonės. Ir visą tai reikia sukurti kitą žmogų. Ir viršuždavinis užduoda pradžią, kryptį, kaip jį surasti. Jis dažniausiai atsiskleidžia scenarijaus gale. Ką galų gale pasirenka personažas – šeimą ar karjerą. Kur jis judėjo viso filmo metu? Jeigu karjerą, greičiausiai viršuždaviniu bus įgauti jėgą. Jeigu šeimą, surasti meilę, susikurti saugumą ir panašiai. Kad būtų aiškiau, nukeliaukime į sporto stadioną.
Jeigu bėgikas tai aktorius, startas filmo pradžia, tai finišas yra viršuždavinis. Kelyje pasitaiko daug kliūčių, kiekviena kliūtis tai viena filmo scena. Bėgikas jas įveikia, nes nori pasiekti finišą. Aktorius vaidina kiekvieną sceną, nes nori pasiekti personažo viršuždavinį. Personažo būsena, santykiai su žmogumi toje scenoje, tai kaip jis sprendžia reikalus, emocijos, priklauso nuo to, ko galų galiai jis nori pasiekti. Jeigu mano personažo viršuždavinis jaustis geidžiamu, greičiausiai pirmo pasimatymo scenoje aš sieksiu permiegoti su ta moterimi. What do you want? Jeigu mano viršuždavinis sukurti šeimą, toje pačioje scenoje aš sieksiu patikti žmogui, sieksiu, kad jis norėtų su manim susitikti dar kartą. Don't be afraid. Ši scena abiem atvejais gali būti parašyta vienodai, bet nuo mano personažo viršuždavinio priklausys, kaip aš ją įgyvendinsiu ir kokiu žmogumi būsiu. Nuo to kis mano vaidyba. Dar kartą kartoju, tik išmokti žodžius neužtenka. Turi juos paremti savo kūriamo personažo priešistorę, aplinkybėmis, tikslais. Ir jeigu tu ir režisierius neišsiaiškinote šito esminio dalyko, galų gale nutiks štai kas. Ir tiesiog per filmą niekur niekas nenukeliaus. Žiūrovas nesusitapatins, nesupras, kam išvis šis filmas padarytas. Ir ką išvis čia daro tie neįtikinamai vaidinantis aktoriai? Aktoriai. O dabar pažiūrėkime sceną, kuri neparemta jokių viršuždavinių. Suprast, tu Vileiką paleidai. Matei? Ką tik įsėdo į mašiną ir išvažiavo. Už vairo tarštikanas, kur šitam, ant fotkių iš gatvės. Taip, pro šalį važiavo, pamatė draugą, įsėdo ir nuvažiavo. Kaip suprast, įsėdo ir nuvažiavo? Tu ką debilas? Mašina buvo pas ekspertus. Kaip gėda. Dabar mašina pas štikana. Tu ką darai? Boom! Freeze! Michael Schoon, FBI. You know you did. Boom! 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 Weeks. Boom! 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 I'm not even in the scene. Stop! They're not. Stop! Boom! Okay. Bazė, ką tu konkrečiai nori man pasakyti? Du nužudimai! Du nužudimai, tu paleidai! Ką ta pelė daro? Oi. Sunku. Daug neparemto rėkimo, neaišku dėl ko. Svarbiausia, kad aš sužinojau savo viršuždavinį jau įpusėjus serialui. Ir taip pas mus kūrė. O dabar pažiūrėkime dar vieną konflikto sceną, kurią filmavome Ukrainoje prieš kelis metus mokymosi tikslais. Aš jį įsidėjęs į savo šiaurylą. Aha, va jinai. Tuoj. Она внизу. Постой. Что? У меня для тебя подарочек. Не нужны мне твои подарочки. Сюрприз. Я тварь и твоя жена. Я тварь и твоя жена. Ты нравится тебе только тогда, когда пытался нравиться этой твари. А я не сдамся. Я же тварь. Я убила ради тебя. Кто еще может так? Ты думаешь, ты будешь счастлив с какой-то простушкой? Только я. Can you please explain to me why you brought me here? Matote, viskas yra akise. Aš užėjau su priešistorė akise. Yra vidiniai objektai, man kažką reiškia jo žodžiai, jį reiškia daug. Ir visas tas rėkimas, kurio nėra, kuris yra vidinis, yra pateisintas. Ir tai atrodo žymiai stipriau nei scenoje prieš tai. Tai ir vadinasi aktoriniu darbu.
Nesvarbu tai epizodas ar didelis vaidmuo, personažas turi būti trimačiu, užbaigtų žmogumi. Pažiūrėkite Stanley Kubricko filmą Ice White Shut. Pažiūrėkite, kiek buvo dirbta prie iš pirmo žvilgsnio mažų nereikšmingų vaidmenų. Kine, teatre, serialuose visi personažai ne šiaip sau. Mes kūrėme iliuziją ir ji turi būti įtikinama. Su 3D personažas, o ne kartoniniam lėlėm. Deja, nei kine, nei seriale niekam nieko nereikia. Įbruka tau tekstą, pasako keletą visiškai nereikšmingų žodžių ir vadina save režisieriais. Klysti žmogiška, bet klaidos neturi virsti įpročiu, ko pasiekoje kokybė ženklų. Gyvenimo tiesos kadre ieškojimas mane pastumėjo vesti kino aktorių kursų, kur aš suteikiu studentams JAV kino mokyklos žinių. O jie, patys to nežinodami, moko mane režisūros. Prieš mane atsivėrė tikras personažų lobynas. Jau 2 metus aš galvoje nešioju vieno trumpametražio filmo idėją. Ir pagaliau aš atradau aktorių, su kuriais noriu ją įgyvendinti. Pagal visas taisyklės, kruopščiai, dirbsiu prie scenarijų, režisūros, vaidybos. Visą pasiruošimo procesą aš filmuosiu ant šitos kameros. Viską gerai darai. Kamera. Ir dalinsiuos su jumis. Suvaidink, kad tu aktoriaus šuo. Suvaidink, pažiūrėk į žmonės. Pradedam. O, labai gerai. Pradedam. Kviečiu kartu su mumis praeiti šitą nelengvą tiesos kadre ieškojimo kelią. Ir galbūt mums pavyks tą tiesą atrasti. O jeigu ir mums nepavyks, nežiūrint į tai, kad įdėjom tiek daug darbo. Na, tada gal Lietuva kažkokia anomalinė zona, kur bet kokia netiesa išryškėja. Bet aš tikiu mumis. Kaip pasakė Miškinas iš Dostojevskio romano Idiotas, būdamas antrame akadės kurse. Klausykite, aš žinau, kad kalbėti negera. Geriau stačiai pavyzdys, geriau stačiai pradėti ir aš jau pradėjau. Pradedam. Kitame videobloge matysite. Susitiksiu su 5 aktoriais ir papasakosiu jiems scenarijaus griaučius. Paskui antra pabaiga, susitinkat jūs su taksistu. Ir pasirodo, jūs esat angelai, iš kito pasaulio, antgamtinės. Jėzus, net šiurpai praėjo, Jėzus. Taip. Kurie keičia žmonių likimus, padeda žmonėms ištrūkti iš to sustabarėjimo. Ir... Tai va. Toksai... Kartu diskutuosim scenarijaus tema. Пизда, блядь, eik tu nahui. Cigaretę, блядь, įpiso. O įsivaizduok, tu grįžti namo, pavyzdžiui, tavo personažo situacija ir randi savo mylimą moterį su kitu vyru lovai. Kaip tu elgiesi? Yra 2 variantai. Arba šaudau, arba ne. Tai bus psichologinės dramos ir mokslinės fantastikos derinys. Nepamirškite pamėgti mūsų puslapio, paspausti subscribe ir varpelį. Filosofiniai pokalbiai yra tik tai geišo, ne prostitutė. Vat japonų kultūra yra japonų kultūra, kaip bebūtų, nes net, kaip sakoma, liečiam antrą galą, vis tiek yra kultūra.